Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Nuo programos įgyvendinimo pradžios jau pasinaudojo virš 2200 jaunųjų ūkininkų, kuriems išmokėta beveik 300 milijonų litų paramos. Savarankišką ūkininkavimo kelią pradedantys ūkininkai šią paramą galėjo panaudoti žemės ūkio technikai, specialiai įrangai bei įrenginiams pirkti. Taip pat už paramos lėšas galima įsigyti kompiuterinės technikos, pasistatyti ar rekonstruoti ūkininkavimui reikalingus pastatus, sutvarkyti ar įrengti ūkio infrastruktūrą. Su senu Belarusu būčiau dirbęs. Gavau traktorius, skutiką pasiėmiau, dirbam įdirbti. Čia patenkintas, aišku. Beveik už dyką, kada gau traktorių, tai kodėlgi ne. Paramos pagal priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas kreipėsi vyresniniai 18, bet dar 40 metų nesulaukę pareiškėjai, nuo kurių Žemės ūkio valdos registravimo paraiškos pateikimo metu praėjo nedaugiau kaip 2 metai. Maksimali paramos suma už 1 hektarą žemės ūkio naudmenų sudaro beveik 3,5 tūkstančius litų, jeigu ūkininkas kūrė augalininkystės, gyvulininkystės arba mišrų ūkį. Jei parama naudojosi pareiškėjas kuriantis sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės, gėlininkystės ar vaistažolių ūkį, maksimali parama už hektarą žemės ūkio naudmenų galėjo siekti beveik 7 tūkstančius litų. Tačiau visais atvejais maksimali parama visam jaunojo ūkininko ūkiui negalėjo viršyti 138 112 litų. Jaunieji ūkininkai turbūt būtų ta priemonė antroji pas mus pagal populiarumą po žemės ūkio valdų modernizavimo. Ir populiarumas jos turbūt sąlygotas ir tuom, kad labai lengva gauti tą paramą, kadangi nereikia tarsi ir tų nuosavų lėšų, yra finansuojamos visos investicijos, tai tas yra labai patrauklu jauniems žmonėms. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytos paramos lėšomis gali būti apmokama iki 100% tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau visų šių išlaidų poreikį būtina pagrįsti verslo plane. Be to, pasinaudoję paramą ir neturinti žemės ūkio srities išsilavinimo, jaunieji ūkininkai privalo per 3 metus nuo paramos skirimo tokį išsilavinimą įgyti. Visos šios priemonės skatina kurtis gyvybingus ūkius, kurie gavę pradinę paramą galėtų toliau plėstis naudodami savo uždirbtas lėšas. Pasidaryti noriu tokį, melžimo aikštelę įsirengti tvartą, kad žiemą vasarą galėčiau melžti. Kad kuo mažiau laiko užtrukti tvartą. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemoniai jaunųjų ūkininkų įsikūrimas skirtos lėšos jau panaudotos ir šiais metais paraiškų rinkimas nebenumatomas. Net ir 2012 metais šią paramą negalėjo pasinaudoti visi norintys, todėl buvo nuspręsta ją skirti tiems ūkininkams, kurie nederlingose žemėse steigė gyvulininkystės ūkius.